puikus apdovanojimas, labai sveikinam Kristiną, tačiau tai tik apdovanojimų pradžia. Gerbėmieji, kitas titulas atskleidžia, kuri iš finalininkių komisijos nuomonė turi pačias tobuliausias kūno formas. Taigi, Mrs. Gracija 2010-ieji tapo... Aišku, tuoj buvo gražiai išnekėti. Egidijau. Ką man sako balsas iš aukštybių? Aš gal pažiūrėsiu vokie, žinote, vis tiek tas senas būdas bendrauti. Taigi tai yra numeris 8 Renata Narvydienė. Sveikinam Renatą. Iš tikrųjų puikus laimėjimas, puikus įvertinimas. O dabar skelbėme, kad konkursą Mrs. Publika 2010 laimėjo, žiūrime į ekraną. Dar, neskubėkime. Palikime tai įtampą. Panervuokime. Vienas iš svarbiausių apdovanojimų, vis tiek balsavo ir publika čia sėdinti salėje ir prie televizijos ekranų. Galbūt pagalvokime, kam galėtų atitekti kompanijos Scepter apdovanojimas būtent Mrs. Elegancijos nominacijoje. Na gerai, panervuokime dar jūs. Panervuokime iš tikrųjų, visi balsavo, stengiasi, serga už savąją, o kuri laimės, pažiūrėsim. Mrs. Elegancija laimėjo, po truputėlį traukiu štai šitą magiškąjį laišką iš raudonojo voko ir aiškėja, kad Mrs. Elegancija titulą laimėjo... Kas? Pildu. Numeris 7. Vida Jablonskienė. Sveikinam Vidą. Iš tikrųjų, būti pripažinta elegantiškiausia moterimi yra didžiulis laimėjimas. Sveikinimai nuoširdžiausi. Na, o dabar jau, man atrodo, reikėtų, kaip Egidijus, kad skubėjo paskelbti, kurigi tapo mūsų gerbiamiausia, mylimiausia Mrs. Publika. Tačiau prieš tai mes norėtumėm, kaip ir žadėjom, apdovanoti mūsų žiūrovą. Kuris aktyviausiai balsavo, kuris nepagalėjo, tiesą pasakė, savo pinigų, siuntė SMS linutės. Vis tiek tas rūpestis ir tas, vadinkim, įdėtas darbas turi atsipirkti. Ir tos lėšos turi atsipirkti, todėl mes jį išsiųsime į Tatrus. Ten dabar potviniai. Iš tikrųjų, mes išsiųsime ne tik į Tatrus, bet ir į Krokuvą. Padovanosime smagią kelionę. Tiesą pasakius, mes žiūrovą išrinksime vėliau. Jam pasisekė, kol liūtis nesibaigė. Įvyko keletas techninių sklandumų, kurie sutrukdė išrinkti tą aktyviausią. Todėl palauksime šiltesnio ir geresnio oro į Tatrus ir į Krokuvą, jis nuvažiuos vėliau. Bet kuriuo atveju Santika Travel apdovanos mūsų žiūrovus. Taigi tai sužinosime vėliau, gerbimieji, pranešime, kai tik tai galėsime. Na, o dabar... Kągi, Mrs. Publika, labai svarbus apdovanojimas ir dar gal kažkas galėtų pasiginčyti, kuris svarbesnis, ar Mrs. Lietuva, ar Mrs. Publika, nes viena yra komisijos nuomonė, kita yra daugybės žiūrovų nuomonė. Taigi, gerbėmieji, dabar žiūrėkime į ekraną. Ekrane mes pamatysime merginų pavardės. Štai dabar matome pavardės moterų tų, kurios dėja į trejetuką Mrs. Publikos rinkimuose nepateko. Na, o dabar užsidegs vardas merginos moters tos, kuri užėmė Mrs. Publikos balsavime 3. vietą. Taigi dėmesio į ekraną. 3. vieta atiteko... Vidai Jablonskieniai. Vida Jablonskienė. Sveikinam, Vida, sveikinam. Sveikinam, Vida. Jinai jūsų dėka, mėly televizijos žiūrovai, pateko į finalą ir jūsų dėka užėmė 3. vietą. Na, o dabar sužinosime, kasgi tapo galų gale Mrs. Publika. Taigi dėmesio, 2 merginos. Tuoj pamatysime vėl ekrane lentelę, aš labai tikiuosi, ir paaiškės, kurigi iš jų, iš tų 2 tapo laimėtoja, kuri užėmė 1. vietą. O aš čia buriu toje gausybėje vokų ir bandau rasti tiesą. Taigi dėmesio. O tiesa štai yra šiame raštelėje. O jame parašyta... Smalsu. Ir man, taigi, ponios ir ponai, Mrs. Publika tapo būgnai. Mrs. Publika tapo numeris 03 Vilma Gumbelavičienė.
Sveikinam Vilmą. Jai Santika Travel dovanoja kelionę į pietų Italiją. Mamma mia, che bella Italija. Ir kažkam dar šalia jos pasisekė taip pat, nes jis taip pat keliausis pietų Italiją į Kalabrijos regioną. Taip pat Misis Publika galės ilsėtis į Vales, nes ir Druskininkų vandens parkas jai dovanoja savaitgalį viešbutyje Aqua. Taip pat lepinsis jie du Aqua rojuje. Žodžiu, pramogos garantuotas. Na, o mes galų gale, manau, kad priartėjome prie garbingos svarbiausios minutės. Taigi, žinok, vis dėlto, mėlėjai, ką